Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Kaidanava – tai ne pilis, bet bažnyčia tvirtovė. Tokių yra keletas išlikę LDK teritorijoje. Kaidanava pirmą kartą paminėta XII amžiuje. Pasak Strijkovskio, prie Kaidanavos kunigaikštis Skirmantas 1241 metais atrėmė mongolų totorių antpuolį. Nuo XIV amžiaus priklausė LDK. 442 Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Kaidanavą atidavė Žygimanto Kęstutaičio sūnui Mykolui, kuris 1439 čia pastatydino katalikų bažnyčią. Nuo 588 jau miestelis. Nuo 1550 iki 831 Radvilų nuosavybė. 16–19 amžiuje evangelikų reformatų centras, nuo 691 čia vykdavo provincijos sinodai. Jonušo Radvilos funduota ir architekto Vilhelmo Polio 611 suprojektuota ir statyta Kaidanavos evangelikų reformatų bažnyčia apjuosta gynybinėmis sienomis. Po abiejų tautų respublikos antro padalinimo 1793 atiteko Rusijos imperijai. 1932 metais gavo miesto teises, tapo rajono centru ir miestelis pavadintas netoli miesto gimusio Dzeržinskio vardu. Nors dulkės ir kaitra, tų dykumų keliais, praeidams moki, kaip atleisti skriaudą, ir priešų tau nėra, sūnus idėjaliais, tu valgy guodams tą, kur sklydęs rauda. O Kristau, tą patį kelią reikia man nueiti taip, kaip tu. O Kristau, kiekvieną žmogų reikia man mylėti taip, kaip tu. O Kristau, o kaip sunku uždėtą kryžių nešti taip, kaip tu. O Kristau, pakelsiu viską, aš jei būsi prie manęs.